tekti labiau daryti šeimininkams. Vertėtų pagalvoti apie tai, kad reikės pradžiai tas 4 komandinės. Dėl metimo nėra, galbūt dabar laisvas atakuoja ir pataiko Gediminas Butkos. Taps 2-1 Zanavyko naudai ir ketvirtadienį Rasams nebelieka kur trauktis, kaip tik. Giedrius Kurtinaitis, kiek pritilęs pastaruoju metu, metimas iš toli ir tikslus dabar jau Gediminas Butkos. Ir teisinga, turime tikrai tai nebūtų įdomus sportas. O Raseiniškiai Marcinkevičius Butkui. Butkus su kamuoliu. Pašokdina Malašauską, pašokdina ir Užupį ir... Baudos aikštelę randa laisvą komandos draugą. Raseiniškiai ir ilgai po dvejonių. Molėtai buvo treti, na ir ta vieta žemesnė 11 lėmė ir tai, kad Raseiniškiai turėjo žaisti papildomą, kas krenta į akis. Giedrius nebijo veržtis ir tai dažniausiai ištampo mažai. 10 sekundžių iki išpuolio pabaigos. Butkus dar kartelį atakuoja ir deda labai riebų tašką ant šios dienos rungtynėse. Butkus atsako. Tiek susikimba krepšininkai, teisėjai lyg ir mato, tačiau švilpukai tyli, čia klaida. Ir taip galima. Mačo dalyje po labai nesėkmingos pirmosios toks treneris yra ir Vilimas, kuris tikrai tiki savo komandos. Tai yra su krepšininkai, kurie nepraleidžia savo krepšį tolimo metimo. Butkus. Thank you.